Ketvirtadienio popietę druskininkiečiai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su Turkijos kultūra ir tradicijomis. Komenijus asistentas Gohanas Teskin druskininkuose organizavo turkų kalbos ir kultūros renginį Tolima artima Turkija. Šventės metu turkų kalbos būrelio nariai bei 6–10 klasių atgimimo vidurinės mokyklos moksleiviai supažindino renginio svečius su Turkijos kultūra bei tradicijomis, pristatė informatyvią medžiagą apie Turkiją ir su ja vykdomus projektus. Moksleiviai ne tik dainavo turkiškai, bet ir suvaidino trumpus komiškus pasirodymus pagal Nasredino Hodja istorijas, kartu su renginio svečiai šoko turkiškus šokius, surengė viktoriną apie Turkiją. Svečiai iš Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos pristatė turkiškų vestuvių ir chna tradicijas. Visą pasirodymą stebėjo į renginį atvykę garbingi svečiai. Turkijos Respublikos ambasados Lietuvoje antroji sekretorė, Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorės, šiuo metu druskininkuose viešintis Grundvik projekto dalyviai iš Turkijos Mersino miesto ir kiti. Renginys organizuotas Druskininkų atgimimo vidurinėje mokykloje. Renginio organizatoriai – Komenijus asistentas Gohanas Teskin, anglų kalbos mokytoja Gitana Stukienė ir turkų kalbos būrelio nariai.